du straipsniai, kurie kartu pateikė įrodymų labiau palaikančių idėją, kad pirma atsirado juodoji skylė. Taigi mažiausios masės supermasyvios juodosios bedugnės buvo pastebėtos James Webb teleskopu. Šis straipsnis pasirodė internete praėjusį mėnesį ir iš karto patraukė labai didelį dėmesį. Žinoma, žmonės bandė surasti augančias supermasyviasias juodasias skyles ankstyvojoje dar visatoje, pasinaudodami James Webb teleskopo galimybę. Kai dujos traukiamos juodosios bedugnės link ir pradeda aplink ją suktis, jos įgauna milžinišką greitį dėl stiprios gravitacijos. Dujos įkaista ir pradeda šviesti. Ir šis švietėjimas yra toks aiškus, kad jį galima pamatyti net už milijardus šviesmečių. Kartais jis užgožia ir visą galaktiką. Ir taip mes žinome, kad juodoji skylė yra ir ji auga.